Tai ką, jubiliejus didelis atėjo? 50 metų. Ir dar vienas jubiliejus kitas, vestuvių metinėsgi didelės irgi. Galvojau, kaip čia pasveikinti ir bandžiau prisiminti gražiausius dalykus iš vaikystės, kas gražaus yra nutikę. Ir tiek daug iš tikrųjų visko, bet man atrodo pats pirmas prisiminimas tai buvo, kai buvau, man aš nežinau, kiek man ten buvo, 2-3 metai ir kai būdavo pas močiutę su senelio aš lovai gulėdavau ir tada užmigdavau ir atsimenu, kai tatuks ateidavo, paimdavo mane iš lovos ir nusineždavo į kambarį, į salioną, pas save, paguldydavo į lovą ir aš iš tikrųjų nemiegodavau, bet man tai patikdavo tas pats, kad paima mane, kad man nereikia eiti ir aš tikėdavau eiti. Tai man tai patikdavo, kad aš apsimesdavau, kad nieko iš tikrųjų. Nors labai gerai atsimenu, kad nemiegodavau. Dar galvojau, už ką čia jums galėčiau padėkoti, nes visai išaugau, sakyčiau, neblogai žmonės. Tai mamai norėčiau padėkoti už disciplinos tokios jausmą, kurį išugdė. Atsimenu, kad šeštadienį, kai Jurbarke gyvenom, būdavo visą laiką tvarkymosi, tai visą laiką šeštadieniais reikėdavo tvarkytis. Ir žinau, kai aš ten turėdavau prisidėjusi visokių tai ten žaisliukų ant lentynų ir visą laiką dulkių aplinkui būdavo pilna. Bet aš aišku tingėdavau tas dulkes nuvalyti, ką aš darydavau, valydavau aplinkui ir palikdavau. Tai atsimenu, mami, kai ateidavai tu, pakeldavai servetėlę, patikrindavai ir tada sakydavai, kas čia, nenuvalyta. Ir tada turėdavai iš naujo valyti, žiauriai nekęsdavau, kai taip darydavai. Dar norėjau padėkoti už tai, kad kovodavot dėl manęs tada, kai reikėdavo. Ir viena iš dalykų, kurį atsimenu, tai kad pirmoji klasiai, kai į antrą vidurinę jau ten ta mokytoja nebuvo labai vykusi ir nelabai kažkaip tenai mūsų išmokino, nelabai atsimenu kodėl, bet tada mane perrašėti šaltinėliai į antrą klasę. Tai aš galvoju, kad čia buvo geras sprendimas ir labai smagu, kad nepalikot, nes nežinau, kaip būtų viskas susiklosti, jeigu būčiau tenai likusi. Dar ką labai gerai atsimenu, kai gyvenom Kęstučio gatvėj, būdavo šitos dvynės ir Kristina iš 3 aukšto, man atrodo. Ir aš tada turėjau ilgus plaukus, kaip ir beveik kaip ir dabar. Ir aš manau, kad manęs pavydėdavo tų ilgų plaukų. Ir jos visą laiką sakydavo, ką čia dabar eini ir tą kasą, aš taip kasą būdavau susirišusi, kai man surišdavo, paprastai taip. Ir aš eidavau ir man tą kasą linguodavo. Ir man taip natūraliai gaudavos. O aš eidavau ir jos man sakydavo, tu čia vaidini, kad turi tokius ilgus plaukus ir čia nesimaivyk ir šičia tavo tie plaukai atseit netokie jau čia pabūti. Ir atsimenu, man taip nemalonu būdavo pro tą laiptinę praeit, kai tenai jos visą laiką sėdėdavo. Ir žinau, kad kažkada, mamukai, tu liktais išėjai ir aš nežinau, ar tu ten jas aprėkiai, ar tu ten jo moralą atskaitai, ką tu ten padarai, bet labai faina, kad apgyniai. Nes pati nežinau, ar būčiau galėjus. Dar atsimenu, kai man buvo, aš nežinau, kiek man gal 10 metų, ir man būdavo labai skaudėdavo kelieną, kai augau, sąnarius labai skaudėdavo. Ir atsimenu, būdavo atsipūsdavau naktį, dar gyvenom irgi Kęstučio gatvėj. Ant to fotelio tokio miegodavau. Ir verkdavau kartais, nes man labai skaudėdavo ir papūnis būdavo atsikelia ir man masažuodavo kelienus visą laiką. Ten kokią 10 minučių pamasažuoja, nes aš naktį užmigt negalėdavau. Tai man taip smagu būdavo, kad paskui net, jeigu ir skaudėdavo labai, bet vis tiek kažkaip jau tada užmigdavau.
Ir dar žinau, bet aš nežinau, ar čia už tai padėkoti ar ne, nes dabar jeigu susirgu, tai esu toksai ligonis, kad manim būtinai reikia rūpintis, būtinai reikia mane labai prižiūrėti, nes mane išlepino. Kai sirgdavau, aš labai gerai atsimenu, kaip visą laiką tik lovai gulėdavau, man arbatytės neša, man tik tai čia vaisiukai visokie ir daržovės ir visa kita, aš tik tai lovai guliu, nieko nedarau. Ir atsimenu, kaip liepdavot prakaituoti, žiauriai nekęsdavau prakaituoti. Ir tada kartais būdavo, kad čia gal iš tėtuko labai atsimenu, kad sakydavot, nu va dabar sako, tai gerai, paprakaituok dar 10 minučių, tada po 10 minučių pakeisim šitą kaldrą. Ir tada pakeldavot kaldrą šitaip į viršų, apversdavot ir vėl iš naujo uždėdavot ant manęs. Ir man taip gerai būdavo, taip gera, taip vėsu, nes kai suprakaitavus ir viskas limpa, tai labai tą momentą gerai atsimenu, labai smagu būdavo. Dar atsimenu, kaip mamukai, kai tu bėgiodavai daug tenai rato aplink stadioną prie vidurinį. Ir aš žinau, kad aš eidavau su tavim kartais, su Kima dar, Kima irgi ten lakstydavo aplinkui. Ir aš laukdavau, kol tu ten apibėgsi 10 ratą ar ten 8, nežinau. Bet man taip nuobodu būdavo. Bet dabar suprantu, pati bėgioju, labai faina. Manau, kad man čia įtaką dar padarė iš senų laikų. Atsimenu dar kaip vasarą sode visą laiką leisdavau, kaip visą vasarą visą laiką būdavau ištremta kur nors. Ištremta čia pačia geriausia prasme. Bet atsimenu, nors man labai faina būdavo sode, mes tenai ir močiutė buvo, ir kita močiutė, ir ežeras, ir ten tas memelis, ir Simona, mes ten viską žaisdavom. Bet visą laiką žiauriai laukdavau, kada atvažiuosit. Ir labai džiaugdavausi, atsimenu, man tokia šventė būdavo, kaip po mėnesio pamatau mamą arba tetį. Žiauriai faina būdavo. Ir dar atsimenu, kai mes turėjom, ką dar atsimenu, kai mes turėjom Volgą iš senelio, ne? Ir aš žinau, kad kiek man buvo, gal 5 metai, kai pardavėte už tą Volgą. Ir jūs atvažiavot, man atrodo, į sodą su nauja mašina, su Opeliu gal. Ir man sakot, ir aš sakau, tai kur Volga? Ir man sako, tai pardavėm Volgą, nebėra Volgos. Ir aš galvoju, kaip gali nebūti Volgos? Nu, taigi Volga mūsų mašina. Man kai 5 metai buvo, man nėjo suprast, kaip įmanoma, kad Volga pardavė, kaip taip gali būti. Nes aš toj Volgai dar turėjau barbę ir atsimenu, su tą barbę žaidžiau ir ten tarp sėdynės, kai yra galinė sėdynė, įkišau kojas tas barbės ir kai ištraukiau, batelių nebuvo ir pamečiau tą batelių toj Volgai. Ir man taip kažkaip širdis skaudėjo. Tai va, tai atsimenu, kai jūs tą Volgą pardavėt, man buvo labai sunku suprasti, kaip čia taip gali būti. Dar atsimenu, mamukai, kai tu išeidavai į darbą, palikdavai mane naktim su draugėm dažniausiai, tai aš nežinau, kada tu pastebėjai šitą, ar tu visą laiką gal žinojai, nežinojai, bet būdavo pats smagiausias dalykas tai žaisti kirpyklą, ypatingai su Kristina, tai iš 5 aukšto. Būdavo atsisėdam, ten koridoriai pas tave būdavo visi tavo lakai sudėti, visokie tenai kosmetika. Tai būdavo atsisėdam, davai mes ten su tais lakais, čia purškiam, šukuosenas darom, makiažai, viską. Tai atsimenu, mes ten nemiegodavom, nežinau, iki 11 kokios, nes būdavo į kirpyklą žaisdavo. Tai labai smagu būdavo. Dar žinai, ką atsimenu? Kai buvau vaikas ir atsimenu, klausdavau aš, tatuką sakydavau, ką per televizorių dabar rodys, koks sekantis filmas eis? Ir tu sakydavai, Arklys Agrastos. Sakiau, ką? Nu, Arklys Agrastos. Koks dar Arklys Agrastos? Nu pasakyk. Ir aš žydau, nu pasakyk, nu ką toliau rodys. Nu aš tau sakau, nu Arklys Agrastos, filmas toksai, nu. Žydau ir tu sakydavai, nu gerai, kumelė rožėse. Žiauriai nervindavo. Tai va, tų prisiminimų tai labai daug, yra labai gražių, labai ačiū už gražią vaikystę. Turėjau viską, ko man reikėjo, bet ne per daug, kad nepatapčiau išlepinta. Ir manau, kad labai lengva vienturtį vaiką per daug išlepinti ir jisai tada nebe savarankiškas tampa ir labai išpaikęs. Aš manau, kad esu pakankamai tokia nepriklausoma, savarankiška ir čia jums reikėtų už tai padėkoti. Nors niekad man nestigo rūpesčio. Ir dabar, žinau, man dabar 26 metai, bet vis dar, kai grįžtu namo, vis dar, arba kai ir ne namuose būnu, visą laiką prašot, kad parašyk, kada grįši, parašyk, kur esi, su kuo esi. Ir kartais užknisa, bet iš tikrųjų tai
gera žinot, kad rūpinatės, gera žinot, kad rūpiu. Dar norėjau padėkoti už tai, kad suprantat, palaikot. Nežinau, kad mano tas gyvenimo būdas pasirinktas kažkur užsienį, vis tai šiandien, tai ten galbūt ne visą laiką yra suprantamas, bet mane palaikot, stengiatės suprast, labai ačiū už tai. O ką jums palinkėt? Šiaip tai dažniausiai, kai žmonės linki laimės, sveikatos, pinigų, aš nelinkėsiu šitų dalykų, palinkėsiu savaip, nes kažkaip manau, kad nei laimė, kai pinigai savaime neateina, juos reikia užsidirbti. Taip lygiai taip pat ir sveikata savaime neateina, reikia savim rūpintis, laimė irgi savaime neateina, reikia save mylėti. Tai visų pirma, ko palinkėsiu, tai save mylėti, labai svarbu, man atrodo, yra rūpinti savim. Sportuokit, mamukai važinėk dviračiu, tetukai, nežinau, bėgiok. Aš vis tiek kada nors pralenksiu tave ir sugebėsiu, nežinau, atsispaudimus bent kelis padaryti. Sveikai gyvenkit, sveikai maitinkitės. Čia jau aš bandau kažkokią tai įtaką padaryti. Bet, bent jau stenkitės sveikai maitintis, dėl to, kad sportuojant ir sveikai maitinantis, man atrodo, ir ta sveikata tada ateina. Turėkit laisvalaikį, susiraskit, ką jums patinka veikti, atgaivinkit kažkokius senus hobius. Mamukai, tu galėtum pradėti megzti vėl ar nert, labai norėčiau megztinio, kokio nors tokio, arba tokio. Nežinau, skaitykit knygas, darykit dalykus, kurie jums teikia malonumą. Nepamirškit pastebėti mažų tokių dalykų, džiaugtis mažais dalykais. Dar palinkėčiau daugiau laiko praleisti gamtoj, grynam ore, dabar gyvenat prie jūros, pats tobuliausias metas tam. Labai gerai iš tikrųjų yra būti prie jūros, kartais nuvažiuoti mišką. Man atrodo, kad labai daug ramybės galima iš gamtos pasisemti, o ramybė yra svarbu. Ir mylėkit vienas kitą, rūpinkitės vienas kitu. Mažiau galvokit apie save, daugiau galvokit apie vienas kitą. Būkit kantrus, nesistengkit vienas kito pakeisti, bet geriau priimti tokius, kokie esate, dėl to, kad žmonėsgi keičiasi, aš manau, kad ir jūs pasikeitėt nuo tada, kai susipažinot iki to, kokie dabar esat. Ir nežinau, būkit atviri, pasitikėkit žmonėm, būkit laimingi. Ir dar bent 25 metus dar kartu nugyvenkit. Tai va, ačiū jums. Tai ką, mamukai, su gimtadieniu? Norą už tave sugalvosiu, būk laiminga. Labas, с днем рождения!